aš dirbu geležinkelį. Kodėl jie dainuoja? Nes tai viešo naudojimo daina. Alio? Čia Mo iš Mo smuklės. Verčiau atsiliepsiu. Mo depresija, jam reikia išgirsti draugišką balsą. Kokio velnių skambinį vadina mus, debilę? Tėvamylis išėjo mėsainio ir viskas sugriuvo. Išsitraškinsiu kaip kopūstas. Tai tylėk kaip kopūstas. Gerai, tuoj būsiu. Metinės. Laimingų metinių, mama. Mūsų dovana mes. 3 vaikai be pinigų, bet su daug meilės. Puiku. Įdomu, kokią staigmeną paruošė jūsų tėvas. O, Marge. Mardžia. Pasitempiau nugarą. Ar gali tuoj pat man nupirkti šių vaistų? Kur? Draktaunė nelabai malonioj daly. Sugaišiu kelias valandas per mūsų metinės. Negi yra geresnis būdas jas praleisti, negu įtvirtinti žodžius, kuriuos ištarė prieš 10 metų ligoje? Suveikė. Ji išvažiavo. Gerai visi, stebuklingai atsiraskit. Oho, Mo, puikus krūmo kostiumas. Parduodu jas internetu bendraminčiams. Nutieskim bėgius. Jūs patys geriausi. Žinokit, kai šiąnakt laikysiu Mardžią glėby, galvosiu apie jūs visus. Kada bus geriau, kai svers 3,5 centnerio ir jį reikės išpjauti iš namo, kad nueitų į kiną? Pilvo lašiniuose pamečiau valymo lasdelę, bet radau kačiuką. Kaip miela, aš ir vėl susitaikau. Darysiu tai, ką dariau visom svarbiom gyvenimo akimirkom. Sukasiu dantis ir šypsosiuos. Štai važiuoja moteris nepatenkinta savo partneriu. Žinau, kaip ji jaučiasi. Taip, ką pasakėjai? Kas čia dabar? Laimingų metinių! O Dieve, mūsų traukinys. Homi, aš tau rūpiu. Labai. Kokios nuostabios metinės. Tai manai ištemsim 25 metus. Niekas neturėtų ištemti. Traukiniai, jie gali sutvarkyti kiekvieną santuoką. Ar tebedirbi prie to kvailo traukinio? Laiminga akimirka sugadinta bipolinio ekspreso. Jūs to negirdėjot. Laimingų metinių.